Pirmojo įvarčio ilgai laukti neteko. Jau 7 minutę po grubios Kruojos gynėjų klaidos į priekį įsiveržė Dainava. Po pertraukos Kruojos treneriai pagyvino žaidimą. Į aikštelę vietoj Tiškevičiaus išleidę Jamadų Keita. Legionierius iš karto ėmė draskyti alytiškių gynybą kairiajame flange bei pavojingai kelti kamuolius į baudos aikštelę. Po jo perdavimo Ričardas Beniušis turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, tačiau galva kamuolį pasiuntė virš vartų. Po minutės rezultatas tapo lygus. 2 kart rungtynėse pavojingus baudos smūgius atlikęs, bet į vartus nepataikęs Donatas Trockis trečiuoju bandymu smūgiavo daug tiksliau ir privertė vartininką atmušti kamuolį prieš save. Pirmasis prie jo atskubėjęs Robertas Vėžiavičius pasiuntė kamuolį į tuščius vartus. Be abejo, labai sunkios rungtynės iš tikrųjų ir pirmam kėliny pavyko suorganizuoti tokių keletą aštrių išpuolių. Gan neblogai kartais palaikėm kamuolį. Na, o antrą kėlinį iš tikrųjų atidėm visiškai iniciatyvą ir turėjom daug darbo gynyboje. Čia žaidėjom buvo, aišku, nelengva, mes turėjom tik tai porą dienų atsistatyti po emociškai ir fiziškai sunkių rungtynių su ekranu. Taip pritrūko jėgelių ir manau, iš to antras tas kėlinys toks sunkus ir buvo. Nesakyčiau, kad visai nuvilintis, aišku, tikėjomės pergalės, bet kaip sakant, minėjau vyrams, kad tikrai Dainava šiuo momentu tikrai demonstruoja neblogą žaidimą, kaip sakant. Patys kalti tiek antram, tiek momentu ir, kaip sakant, šlubuoja realizacija. Dainavos komandos treneriai džiugino Luko Sendžiko pelnomi įvarčiai. Tai džiugina apskritai, jau trečios rungtynės mūsų tokie puolantys žaidėjai, jie pasižymė. Tai džiugina, aišku, džiugina be abejo ir Luko įvarčiai. Puiku, einam į priekį šitoj srityje. Kiek laiko be Dariaus Cibulsko teks verstis? Na, neįsivaizduoju, čia galbūt daugiau priklausys nuo Dariaus ir daugiau priklausys nuo to, kaip jam ten, ką jam pasakys medikai. Nes kadangi tai yra nosies lūžis ir neįsivaizduoju, žinokit, manau, 2-3 savaitės tikrai, o toliau galbūt iki sezono pabaigos. Alytaus Dainava įsirašiusi 1 tašką liko turnyrinės lentelės 8 vietoje.